Jeigu yra išorinis masyvus kraujavimas iš ten, kur negalime uždėti turniketo, tuomet žaizdą reikia tamponuoti. Pirmiausia, kol pasiruošiame tvarstį, naudojam tiesioginį spaudimą. Kai pasiruošiame tvarstį, kišame tvarstį į žaizdą kiek įmanoma stipriau ir užpildome visą žaizdą. Turime užpildyti visas ertmes. Tuo pačiu neatleisdami spaudimo, kiek tik tai įmanoma. Likusį tvarstį dedame ant žaizdos ir tiesioginis spaudimas.